Sveiki. Prasidėjo lapkritis. Aš 2 savaitės nebuvau sode ir mano sodas yra netvarkytas. Na, nieko tragediško neatsitiko. Kai ką galima bus padaryti dabar, kai kas palauks pavasario, nieko čia baisaus. Šiandien prabėgsiu greitai, pasižiūrėsiu, kokie darbai manęs laukia, o rytoj atvažiuosiu ir šį bei tą nuveiksiu. Štai čia terasoje augo 2 pomidorai, pakarti dar tebestovi. Jau nušalę, šalnos buvo, kaip žinia, prieš kiek laiko. Taip ir liko vargšeliai čia kabėt. Na, iškeliaus jie iš čia netrukus. Pažiūrėkim, kas gi vyksta mano gėlyne. Pirmiausia, ką turėčiau padaryti, tai štai šitos alyvos atžalas, kurių daug priaugo, va čia po egle, po buksmedžių, reikėtų išrauti. Ta aš jau dariau kurį laiką anksčiau, bet atžalos nepasiduoda taip lengvai. Vieną išrauni, tai keletą naujų išdygsta. Ir kiek žinom, su atžalom yra labai sunku susitvarkyti. Jos nuolat atauga. Jeigu nukirsi šaknį, tai jinai išsišakos į kelias pusės ir vėl išleis atžalas. Jeigu šiaip tik nutrauksi, vėl iš tos pačios vietos vėl jos užaugs. Kažkokie vabaliukai lapelius griaužia. Tokie apgriaužti, bet juos visus reikėtų kažkaip tai išrauti. Šitoj vietoje, aš žinau, tikrai atsimenu, išraudinėjau, bet jų visur pilna. Palikti aš taip negaliu, šitoj vietoj man nereikia miško alyvų. Todėl bet kokiu atveju turėsiu aš jas išrauti iš čia. Tai kas toliau? Toliau šiukšlinėlis šioks toks, bet tai nieko tokio. Aš lapų iš gėlyno neišgrėbiu. Stengiuosi palikti jame kuo daugiau organikos tam, kad augalai turėtų kuo maitintis, kad turėtų organinių maisto medžiagų. Per žiemą sliekučiai ir kiti vabaliukai ir mikroorganizmai visą tai suvalgys, sunaudos ir visiems bus labai gerai. Kas liks pavasarį, aš nugrėbsiu, jeigu kažkokie tai didesni nešvarumai liks, o šiaip tegu maitinasi. Čia valikęs nepasodintas kukmedis vienas. Jį tiesiog įkasiu kažkur, tai gal netgi darže. Kol aš jam neradau vietos gėlyne, įkasiu kažkur tam, kad jisai peržiemotų. Tai čia dar yra pora augintinių. Tai kukmedis, kuris kažkodėl tai aprudavo, nelabai gražiai atrodo. Na, nežinau, kažkas čia. Ar čia jį kažkas tai irgi valgo, ar čia šiaip rudenio proga pakeitė spalvą. Matysiu, irgi pasodinsiu kažkur darže, matysiu, kaip jisai ten pavasariausis. Čia toks vienas irgi spigliuotis, kurį irgi reikia perkelt. Ką būtinai reikia padaryti, tai nukirpti rožiams lapus ir pradėti ruošti juos žiemai. Dėmėtligė, aišku, užpuolusi, nieko nepurškiau, tiesiog neturėjau nei laiko, nei sąlygų. Ir vat šita vijoklinė rožė, jinai visą laiką rudeniop, vasaros pabaigoj ima sirgti dėmėtligę ir purškimai nelabai ir padeda, tiesą sakant. Lanksvūnė šermukšnelapė numetė lapus. Šitas grožis tai yra kupena, arba baltašaknė kitaip, kuri jau turėjo būti irgi senokai nukirpta. Nelaukia, kol jinai numes lapus. Bet šiemet, sakau, jau taip išėjo, kad prisėjo ją palikti ilgesniam laikui. Čia rožė Andžela, irgi dėmėtligė šiek tiek pagavo. Nukirpsim lapus ir ruošim žiemai. Dar vieną kupeną ir rožė Jonas Paulius II.
O štai taip atrodo sibiriniai irisai. Sibirinius irisus nukerpu prieš žiemą irgi, nepalieku, nes paskui jie taip nugula negražiai ant pievos, jie sušlampa, sunku juos paskui pavasarį nukirpti, man paprašiau juos sutvarkyti, kada jie dar tokie stovintys yra. Taip, kas toliau? Pažiūrėkit, kokia graži yra ašuotė. Štai. Čia dar tokia jauna ašuotė. Išdygusi jinai tik tai šiemet, jeigu gerai pamenu. Čia, va ten dar vienas kupstukas. Jeigu soruolė jau štai šitokia geltona, ruduoja, tai tos jaunesnės ašuotės būna labai gražios. Taip, seslerija, va taip irgi keičia spalvą. Čia yra, priminsiu, pavasarinė seslerija, kuri žydi anksti pavasarį. Štai taip atrodo pušis. Čia yra paprasta lietuviška pušis. Tik tais aš ją formuoju. Reikėtų pereiti ir gal nuvalyti šitus spygliukus, nuimti. Jeigu turėsiu laiko ir noro, taip ir padarysiu, jeigu ne, tai numes ir pati. Aišku, nelabai gražiai atrodo, kai jinai aplipus tokiais geltonais spygliais. Bet nieko. Taip. O čia plūkė. Plūkė rudeninė, rožinė, kuri po pirmų tų didesnių šalnų, kokios ten didesnės, iki 5 gal laipsnių buvo naktį vieną, nepakenčia jo šalnų, iš karto lapelį susisuko, pasidarė nebegražus, bet ir nebėra gal ko labai ir norėti, ruduo šiaip ar taip. Tai vat reikės ją irgi nukirpsiu žiedynus, tik tais nukirpsiu, o lapus dažniausiai aš arba nukerpu ir palieku ant kelmo, ant krūmelio, arba gal net ir nenukirpsiu, matysiu. Noriu parodyti, kaip atrodo melvenė. Štai jinai jau pagelta. Ir labai ryški būna, kai rudenį, kai pakeičia spalvą iš žalios geltoną. Kai jinai būna žalia, tai tokia nelabai ryškiai čia matosi, o kai pagelsta, tai labai labai ryškiai pasidaro. Ir štai tokia jinai stovės iki pat pavasario. Žiemą sniegas jos neišguldina, bet jau tas sniegas, koksai buvo paskutiniam žiemom, aišku, jo būdavo nedaug. Ir va taip va toks gražus auksinis krūmelis. Būtinai dauginsiu melvenę, patinka man jinai. Ir tegu puoš man gėlyną ir plačiau šiek tiek negu vienoje vietoje. Apskritai žoliniai augalai, jie yra dekoratyviškesni tada, kada auga didesniais plotais. Tokius kaip soruolės galima sodinti ir pat po vieną, jos irgi gražiai atrodo. Aišku, čia pas mane nėra tiek vietos, kad aš jas prisodinčiau po kelis krūmelius. Ir taip po vieną. Viskas gerai, o šitas augalas norisi, kad būtų šiek tiek labiau išdaugintas. Štai dar viena pušis, kurią biškį apgenėjau jau. Štai čia buvo šakos gana žemai apačioje. Aš jas nukirpau ir palikau tokią aukštesnę. Darysiu šitą pušį aukštesnę, kad jinai kiltų man aukščiau rožių ir kitų augalų. Ir tokią darysiu, natūralios tokios formos. Bandysiu bent jau taip daryti. Natūralios formos, bet ne aukštą. Taip, rožė Leonardas da Vinci, prileidusi gražių daigų, bet peržiemoja man šitos rožės paprasčiai. Rudenį paprastai atrodo labai gražiai. Štai ir patys kamienai tokie gražus.
Lapai aišku su dėmėtligėm, bet aš į dėmėtligę per daug dėmesio nekreipiu, kadangi jinai prasideda vėlai ir nuostolio didelio man nepadaro. Aišku, aš lapus išgrėbsiu, išimsiu iš po jos, sudeginsiu arba išmesiu kažkur tai iš sodo. Bet, taip jau gavosi, kad purškimais neturėjau kada užsimti. Štai taip atrodo hortenzija Vimsret. Kai kam patinka šitie sudžiūvę žiedynai, o aš dar neapsisprendžiu, ar man jie patinka ar ne. Kaip ir neblogai atrodo, bet, ką žinau. Žiemą gal gražiau, kai balta, jie tokie, jeigu iš po sniego kyšo. Bet kadangi žiemą aš čia beveik nebūnu, tai man kaip ir jie nelabai reikalingi. Bet kadangi netrukdo, tai gali būti. Bet pavyzdžiui, hortenzijos Vanilla Fraise man žiedynai nurudavę šitie nepatinka. Tai aš juos visada nuskinu. Jie gana anksti man nužydė ir vaizdo ten kažkaip tai nėra man. Tai nemėgstu palikinėti, o šitas, pažiūrėsiu. Pažiūrėsiu, kaip atrodys žiemą, gal visiškai ir patiks. Užsuku čia kartais, pasižiūrėti, ką stirnos nugriaužė. Jeigu derlingi metai būna obuolių, atvažiuojam pasimti, nes čia geras rūsys ir jame obuoliai gerai laikosi. O šiaip, žodžiu, žiemą retai apsilankom. Va čia yra ašuotė tokia senesnė. Jinai pernai buvo labai graži, šiemet jinai jau tokia pasenusi ir jinai nugelto anksčiau, tiksliau visai anksti nugelto. Bet esmė yra ta, kad ašuotės nugeltusios jos vis tiek yra labai gražios. Aš jas netgi palieku pavasarį, iki kol pradeda jos atželinėti. Tai stovi jos tada tokie pukotukai, gelsvi gražus pukotukai. Suruolė Redhead labai siejasi. Jinai labai anksti pradeda žydėti, labai anksti subrandina sėklas ir jas labai sėkmingai išbarsto. Ir aš visą laiką žiedynus nukerpu, nepalieku žiemais žiedynų, bet vis tiek sugeba prisisėti. O lapus palieku, visų žolinių augalų lapus palieku. Dėl to, kad nuo drėgmės neiššustų. Kol kas nebuvo nei vieno atvejo, kad man po žiemos jos blogai atželtų, ar tai vidurys liktų kažkoks tai nežaliuojantis iššutęs. Žodžiu, nenukerpant šitų lapų, paliekant juos, jie tarsi apsaugo patys save. Ir šilčiau jom būna, ir drėgmė gal netaip kaupėsi tuose lapų viduriuose. Taip, ir sora. Štai taip atrodo sora, jau pagelta. Graži ta sora, bet tokia kažkokia tai išsidraikiusi per daug man. Kažkaip labai jinai per daug išsidraikiusi, jeigu jie ir per didelė. Dar nežinau, gal kažkur tai gėlyno kampe kokiam, gal. Ir aišku, visur lofantai nušalę, nužydėję. Atrodo jau labai negražiai, labai didelę dalį lofantų jau aš išnešiau iš gėlyno. Bet dar jų nemažai ir likę, reikės išrauti. Kiek prisisėjo, tai prisisėjo, jų čia pridiks kitais metais sočiai vis tiek. Ir turėsime vėl grožę. Štai dar viena ašuotė, kaip jinai gražiai žyla. Dalis lapelių dar žali, dalis lapelių jau pageltę. Štai sėklytės, taip atrodo, taip plaukeliai. Štai kaip jos gražiai atrodo. Ir taip, jeigu mes jas pabarstysime, galime tikėtis, kad sudegs. Plukė vasarinė nurudavo visi lapai. Nuo šalčio, aišku, pirmiausia jie nujuodavo.
Bet aš tuos lapus irgi va taip nukirpsiu ir paliksiu ant jos. Truputėlį lapai apsaugo patį augalą. Na, štai koks gražus oras. Saulytė išlindo. Čia yra gauros. Jos jau labai nebeišvaizdžiai atrodo. Ir jos man subrandina sėklas. Ir paskui prisisėja labai gausiai. Gaurų aš nenukerpu žemai, nukirpsiu tik tais viršūnės, žiedynus pačius, kad man kuo mažiau sėtųsi, o visus krūmelius tada palieku ir juos nukirpsiu pavasarį. Anksti pavasarį, kada jau nebebus šalnų sugrįžtančių, nukirpsiu ir tada stebėsiu, nes su jom tai taip, arba atžels, arba ne. Kai kurie krūmeliai atželia, kai kurie neatželia, tai tada pasisėjusiu išsauginu jau, jeigu man dar reikia kažkur tai. Na ir čia yra hortenzija Living Touch of Pink. Ta mano gražuolė, su kuria aš nežinau, ką daryti, bet aš jau pradedu su ją suprasti šiek tiek. Nors maniau, kad aš ją genėsiu tik tais pavasarį, bet dabar nesu tokia tikra. Manau, kad reikėtų gal ją šiek tiek apgenėti ir iš rudens, kad jinai neaugintų tenai pumpuriukų, kad neįkvotų savo jėgų tam, ką aš paskui vis tiek nukirpsiu. Tai pašaitė, su ją nieko nereikia daryti. Štai dar čia ašuotės, viena visai nugeltusi, kita dar pusžalė. Dar viena rožė Leonardo da Vinci. Visai neblogai žydėjo antrą žydėjimą, tik tais tiek, kad buvo labai daug lietų ir žiedynai nuruduodavo greitai. Seslerija, rožės ir maumedis. Kaip minėjau, čia irgi paprastas europinis maumedis, kurį formuoju, kurio augimą sulaikau tiesiog. Nes jeigu paleisčiau, tai jis jau ir dabar būtų užaugęs didžiulis, nes jam metų tikrai irgi nemažai. Lapeliai nugelta, barsto juos po truputį, dar viršūnėlės žalios kai kurios. Reikės gerokai praretinti, bet tą padarysiu pavasarį. Dabar neliesiu kol kas. Ir paformuosim, kad būtų man gražus medukas. Šiek tiek nukirpau šakų iš apačios, nes apačioje gana žemai jisai turėjo tas savo letenėlės tokias gražias plačias, bet kadangi gėlynas darosi tankus, to šakelės būna užgožtos kitais augalais, vis tiek jos negali gerai vystytis, tai nusprendžiau truputėlį pakelti aukščiau lają ir nukirpau keletą šakelių iš apačios. Tegu auga šiek tiek didesnis, kad man matytųsi iš toliau. Nes užgoštas visai mažiukas, na, tegul ir gražus, bet tai turiu šį ir matyti dar kažkiek. Taip, kas čia dar va? Ašuotės, na, neatsižaviu ašuotėmis, kokios jos gražios, kokios jos elegantiškos, kokios jos liaunos. Super, super. Na, čia toksai pasišiaušėlis yra labai gražus medukas, kurio grožio jūs nematote dabar, bet kurio grožį jūs pamatysit pavasarį. Aš jį buvau apleidusi šiemet, na kaip aš čia šiemet viską apleidau, na nieko, pasitaisysiu. Pavasarį jisai numeš šitus lapus, iki pavasario jis ir stovės su šitais lapais, skroblas beje čianai. Jisai nenumeta lapų, tarp kitko yra skroblai, kai kurie numeta lapus, kai kurie nenumeta, nežinau, ar čia ta veislės kažkoks skirtumas, čia paprasčiausias miškose augantis skroblas, nei joks nei veislinis.
Ir aš jau formuoju, laikau tokiu nedideliu meduku, tokiu bonciuku. Šitus lapus jisai numeta pavasarį, kai pradeda augti nauji lapai. Bet štai šitie pumpuriukai pradės brinkti, va tokie. Ir tada tie lapeliai nukris. O dabar, va, matot, aš bandau traukti. Jau čia gerai reikia papešti, kad jį nuimti lapelį. Na, kadangi jis nenori pats jų numesti, tai aš jo ir neprievartausiu. Tegu būna su jais. Štai čia gaura maža, ta prasme mažesnė negu tos, kur anksčiau rodžiau. Jas irgi nukirpsiu. Šiaip tai va šitas gal ir norėčiau, kad jos man prisisėtų, nes jeigu neperžiemos va šitą gaurą, norėčiau, kad pasisėtų, nes man labai tinka jų dydis. Norėčiau tokių turėti daugiau. Ir čia gražiai ruduoja, kai kurios gražiai, kai kurios nelabai gražiai, langsva Gold Flame. Aš tokia oranžinė atspalvė gavo. Šita nurudavo, nes čia matau, kad šalna pakando ją stipriau. Kažkodėl vat, būtent šitoj vietoj. Šitą irgi pakando, bet ne taip stipriai kaip ana. O va šitai atrodo, kad net nebuvo čia tarsi jokių šalnų. Puikiausiai atrodo. Pažiūrėsiu iš kitos pusės, man atrodo, net žali vateliai dar. Vat štai kažkokie tokie. Nu ir Vanilla Fries. Ką žinau. Man nelabai gražu. Gal kai būtų viskas plika, balta, gal ir gražu būtų, nežinau. Bet aš nuimsiu turbūt tas kepurėlės. Jos labai lengvai nusima. Va taip va. Matot, va, pipšt ir nulūžo. Ir aš jas palieku po augalu. Lapų neišgrėbiu. Šitas žiedynų šitus palieku irgi. Man reikia, kad po augalu būtų kuo daugiau organikos. Bus daugiau organikos, turės daugiau ką valgyti. Aš taip, aš ir sumesiu. Bus šilčiau šaknim. Nereikia visko išnešti iš tų vietų, kur auga augalai, jeigu turi kažko maitintis. Nes kitu atveju turėsim pilt trąšas. Na, turėsiu ką veikti. Alyva, kuri irgi leidžia atžalas, bet leidžia jinai atžalas prie pat kamieno. Tai va tas variantas jau kaip ir neblogas. Nieko tokio, jeigu čia bus ne vienas kamienas, o keli. Bet ta alyva, kuri man skleidžiasi po pusę gėlyno, tai visiškai nepatinka. Taip. Ir va čia va dar priešais namelį yra keletą dekoratyvinių augalų. Auga čia tuja rutulinė, kažkokia miniatiūrinė, nežinau, labai lėtai auga. Nemėgsta apgenėjimo, nors apgenėjimo joje ir nereikia praktiškai. Auga bliukarpėtas dar vienas, auga kalninė pušis. Ir štai šitas augalas. Na kas tai yra, jūs man pasakykit. Ar čia tuja, ar čia puskiparisis, nežinau. Na, labai gražus šiaip jau ir labai jau užaugo toks didelis šiemet. Na, jis būtų jau seniai užaugęs didelis, bet aš jam neleidžiu, aš visada apgeniu. Ir šiemet aš jo negenėjau, tik tais kelias šakas iš šono nukirpau, kad ten netrukdytų atidaryti dangčio rūsio. Bet labai sutankėja, labai gražiai užaugo toks,
nemažas, aš visada viršūnę gerokai pritrumpinu, kad man jisai neuždengtų lango paskui. Tai aš dar pro langą galėčiau kai ką matyti. Nu, toksai va. O čia mano gražuolis kukmedis. Perspektyvus bonciukas, jeigu nenumirs kada nors, nedaug dieve. Jisai šiemet net uogeles kelias užaugino. Nors iš žiemos išėjo gana toks pavargęs, labai daug numetė šakelių. Nugelto šiek tiek, aš jau buvau labai išsigandusi, kad jisai nenumirtų. Bet štai, koks jisai gražuolis. Štai. Pavasarį aš jį formuosiu ir darysiu iš jo bonciuką. Nu, tokie reikalai sode. Darbo yra, veiklos yra. Reiks veikti, reiks kažką daryti.
Diena prabėgo greitai. Jau vakarėja, temsta. Ne visus darbus, kuriuos planavau, atlikau, bet tai nieko tokio. Darbai sode niekada nesibaigia. Ko nepadarėm šiemet, padarysim kitais metais, o be to gal bus ruduo ilgesnis ir nešaltas dar, turėsim laiko ir šiemet. Gerai padirbėjau, jaučiuosi laiminga, to linkiu ir jums. Būkit laimingi ir iki kito susitikimo.